cituoju, sukurti patrauklę vietovę. Kaip jūs tai padarysite, pristatys aplinkui vieni jėgainių daug. Kaip ten kursime, jeigu žmonės nepatenkinti gyventi, kaip mes sukursime tą vietovę. O dabar jūs pasakykite, kada tos jėgainės yra planuojamos statyti? Tai jau visi statyti. Na, sakykime, šitoj srity jos visiškai mums nemaišo. Yra daug pasaulio pavyzdžių, sakykime, paėmus Graikiją, kur stovi daugybė jėgainių ir tenais intensyviai vyksta turizmas. Tai mes galime padaryti tai paprasčiausiai kaip ir traukos objektą. Nes, supraskite, čia atvyksta turistai, kurie užima, pavyzdžiui, aukštas pareigas ir kuriem galbūt įdomu, sakykime, yra mūsų Lietuvos politika, vad būtent atsinaujinančios vėjo jėgainių statybą ir galbūt jie daugiau norės iš mūsų išgirsti tos informacijos, kuria linkme Lietuva eina, tai mes dar netgi turėtumėm stipriai pasiruošti. Ačiū atsakytas klausimas. Supratau, kad laivas 40 vietų bus arne ir jis plauks į Plaškius. Aš nesuprantu. Koks tas laivas oro pagalvėm, ar jis koks ten oros skaitas? Situacija yra tokia, kad aš nebereikalo paminėjau laivo, sakykime, projekto pabaigą. Tai yra 2014 metais. Iki šito mes planuojame sukurti savo įstaigos stiprią informacinę bazę ir taip pat yra, sakykime, kita situacija. Gali būti, kad bus sudarytos, aišku, palankesnės sąlygos būtent prieigai prie krantų, bet laivas bus sukonstruotas taip, kad jis galėtų priplaukti prie Nemuno, nereikėtų jam tenai specialios prieplaukos ir išlaipinti žmonės. Tam nespecialiai vietoje. Neatsakė. Nu taigi nepritaikys tam keliui. Laukti laivas. Laivas yra pritaikytas išvykti bet kurioje vietoje. Remigijus, prašau. Čia praeitą, kad buvo išlė klausimas, kuris saugomas bus, tai išgirdama, kad Panemunėje, bet kas jį konkrečiai saugos? Taip, dabar mes konkrečiai negalime pasakyti, kas saugos, bet mes esame nusimatę, pavyzdžiui, pajungti ten vietinius gyventojus, kad, sakykime, ten vietoje gyvenantis asmuo galėtų už tam tikrą užmokestį jį prižiūrėti nakties metu. Ačiū. Dar yra klausimų? Ačiū, Ilona, iš tikrųjų. Reikia ištraukti kortelę. Ištraukti kortelę. Ir suprantu, kad registruojamės klausimams, tai Edgaras Kuturis turi klausimą, prašau. Sakykit, prašom, kodėl administratoriaus pareigūnų procentas yra didesnis už pavaduotoją? Šiaip iš patirties žinau, kad pavaduotojas tai yra antras žmogus, kad direktorius turėtų būti. Ir atitinkamai administratorius turėtų likti bent jau už pavaduotoją. Tai kodėl sumąstė tai padaryti struktūrą tokią? Ačiū. Prašau. Pagal pareigybės aprašymą yra kultūros darbuotojams yra nustatyti, kaip sakyti, lentelė. Ir yra žirklės. Nuo kiek iki kiek yra nustatytų žirklės. Tai pagal tą žirklės žiūrim pagal užimamų funkcijų pareigų apimtį. Pagal tą užimamų darbo apimtį nustatom ir koeficientą. Ačiū. 1, 2, 3, 4, 5 sritis ir gauna mažesnį algą. Tai jūs man paaiškinkit, kuo tas administratorius nusipelnęs ir gauna didesnį algą? Man pirmą, bet neatsakymą. Iš tikrųjų, tai noriu pasakyti taip, kad kol kas tai dalinai pritarčiau jums, palaukit, nemakaukit man. Iš tikrųjų, dalinai pritariu jums, bet atsidarius kultūros centrui naujam, aš manau, kad mūsų administratorius iš tikrųjų turės ką ten daryti. Iki šiol galbūt jo kaip ir veikla, nu, sakykime, dalinai nepasiteisino ir dalinai pritariu jums. Bet atidarius kultūros centrą, jam yra didžiulė užduotis iškelta vėl sukurti naują tinklą savivaldybėje įstaigų. Ačiū. Tai mes sulyginti pavaduotą lygį, šaliubulės ir pakelsim, jeigu gerai dirbs. Ačiū. Atgeras, jūsų klausimą, aš kaip suprantu, atsakėte, jūsų buvo jau antras klausimas. Kai taupoma kitų įstaigų sąskaita, pinigėlių trūksta biudžete, aš siūlyčiau vis dėlto administratoriaus algą sulyginti su pavaduotoju. Aš tikrai niekada nesutiksiu, kad pavaduotojas
turi gauti mažesnį algą už administratorių, čia nonsensas pakeitus savivaldybei galima. Aš siūliu tikrai sulyginti koeficientus, arba net pavaduotojui tada pakelti pavaduoti didesnį algą. Kadangi pavaduota, tai viską mažas pavaduota, pavaduojant įstaigos vadovą ir gausim mažesnį algą negu administratorius. Juokinga. Visur savivaldybėse, kai valstybės tarnautojai yra direktoriai arba pavaduotojai sako, kad negalim gauti mažesnės algas už valstybės tarnautojus eilinius ar tai vedėjus. Traktuojama taip. Tačiau kitur kažkodėl tai galima apversti. Todėl aš šiam sprendimui tikrai nenorėčiau pritarti vien dėl šitos aplinkybės ir aš priverstas susilaikyti. Ačiū. Romualdas Jarusevičius, prašau. Jau mes, kai steigiam administratoriaus pareigybę, buvo aišku, kai jinai yra steigiama kažkam kaip priedas. Kai nubraidžiam schemą, taip pat ir matome, kybo dabar administratorius. Ką jis gali nuveikti? Jeigu mes viešoje erdvėje matome, jisai negali pasakyti, nei kiek kainuoja naujų kultūros namų šildymas, o jisai valdo ūkio dalies vedėją. Tai jis nubėgs pasiklaus direktorės ir ūkio dalies vedėjų pasakys, kiek kainuoja. Jisai aplamai šitoj struktūroje yra nereikalingas, kadangi kultūros namai yra dideli, nauji, reikia ruošti renginius, reikia tenais dirbti. Ir tikrai reikalingas šitiem kultūros namam ne administratorius tenais pabūti ir pasėdėti, o reikalingas darbuotojas. Ir ne renginių organizatorius turime išbraukti, o turime naikinti administratorių. Plius dar neaišku man iš vis, kam tenais kultūros namam prikabytas NVO koordinatorius. Tai jeigu jisai toksai postas yra reikalingas, jisai reikalingas administracijai, tai jį turi kuruoti ne kultūra, o administracijos direktorius. O jeigu tai yra politiniai jūsų įsipareigojimai, tai meras turi politinių kėdžių, turi patarėją, turi vicemerą, tai šitos asmenys čia galėtų ir susisodyti ir neskandinti nuo pirmos dienos mūsų pastatytus naujus kultūros namus. Ačiū. Ačiū. Sakykit, ar nenukenties Narkiškių gyventojai dėl vienos pareigybės, palikimo? Sakykime, aš taip suprantu, viena naikinasi, viena lieka. Taip, sakykime, ne? Ar nenukenties reagavimas ir pagalbos teikimas ir taip toliau? Ačiū. Man sunku ką pasakyti, kadangi visą veiklą toliau vystysi seniūnija. Palauk. Tai jūsų. Gerai, antras klausimas. Arba... Tai palauk, antras, jeigu neatsakė, tai koks antras? Tai nieko nesakykime, tai nebus klausimų. Tai duokime šitą. Gerbiamas Vaidai, jūs atsakingas už priešgaisrinę saugą visoje savivaldybėje. Jūs teikiate šį sprendimą, jūs atsakote dalinai už priešgaisrinę apsaugą visoje savivaldybėje. Tai jūs taip negalite nusirašyti ir čia seniūno, čia ne mano. Čia jūs turite mums paaiškinti, kaip bus organizuojama. Taip negalima. Ačiū. Aš vis dėlto prašyčiau direktoriaus į pagalbą, jeigu tarybos nariai sutiks, kad nesuprantu, kad visas ūkis tai yra direktorius, tad prašom tiešio direktorių padėti Vaidai atsakyti šitą klausimą. Labai visi gerai žinote, kad priešgaisrinė apsauga yra skirta tik Kristoniškam ir Vilniškiam. Natiškiai yra iš mūsų. Bet jūs tik skirta tai pinigais, lėšas, taip? Taip, tos lėšos, kurios skirtos priešgaisrinė apsauga. Ir šiandien dieną bent padėti Natiškiam ir išlaikyti kaip nors, kad būtų gaisro atveju būtų vietoje reaguojama, tai buvom esam sumastę skirti į seniūniją mašiną priskirti, pareigybės perkelti ir iš ten išmokinti vieną žmogų, ar tai kūrė, ar tai kažką, ir bus pagalba, ir veiks tik Natiškiuose. Kas nuo to keičiasi, tik tai, kad Natiškiai tai lieka dar nuomonė? Vienas žmogus perina į seniūniją, o iš seniūnijos bus antras žmogus, kurie mašiną perkelti. Tai nenukentės, tai bus taip pat du žmonės. Taip pat ir žmonės. Dabar paaiškiai. Tai seniai direktorius. Ačiū direktorius. Ar yra dar norinčių paklausti? Nematau. Ačiū Vaidai. Prašom, likinė, bet kas nori tikėti nariai užduoti klausimus, prašom registruoti. Romualdas Jarusevičius, prašom klausimą. Primenu, kad kiekvienas tarybos narys gali užduoti po 2 klausimus, pasakyti po 5 minutės kiekvienų klausimų.
Prašom, Romaną. Kokį priedą prie atlyginimą gauna meras ir kultūros centro administratorius? Pirmas klausimas. Ir antras, kiek lėšų skirta mokyklų eiliniam metiniam remontui? Ačiū. Labai diena visiems. Gal pirmiausia pradėsiu nuo antro jūsų klausimo. Remontui yra mokykloms skirta po 1000 įdėta, o mero yra priedas tik tai už stažą. Taip, ir direktą administratoriui dar kultūros centre. Aš šito tikrai negaliu atsakyti, nes man atneša galima sąmonę, tai čia gal direktoriai... Aš Rūta noriu viešai tikrai aiškiai atsakydami, kiek tas meras gauna priedą, nes gal iš neiškumai, gal iš tikrųjų aš gaunu, aš taip pats nežinau. Už stažą. Tai prašom, antro klausimo nėra? Nu ir administratoriaus tai nepasakom, tai vis tiek kas nors savivaldybėje žino iš tarnautų. Tiek kultūros centro administratoriaus priedas prie atlyginimų. Tai į temą dabar, dar išduonė į temą. Tai šitą vis dėlto klausimą, sakyčiau, kad vėl reikėtų klausti kultūros direktorės, nes čia sunku atsakyti tai suprantu, kad leiskim paklausti. Kas čia pasidėlis? Gauna 63% priedą. Alio! Savivaldybės biudžetą pagal kiekvieno norus, politikų norus. Gaila, kad į tą biudžeto formavimą neleidžia opozicijai dalyvauti formuojant. Yra viena pusė tik tai išklausoma ir priimuota nuomonė. Aš siūliu merui komiteto posėdį, kad vis dėlto biudžeto formavimą traukti ir opozicijos narius, tačiau to šiemet nepavyko, gal ateityje pavyks. Ir aš manau, kad šiam biudžetui aš negalėsiu pritarti ir mūsų turės susilaikyti dėl savivaldybės administracijos valdymo išlaidos šiemet vėl didėja, nemažėja kaip visur, tačiau didėja, mato skaičius, automobilis perkamas, tačiau kitom įstaigom kaip biblioteka, vaikų globos namai, seniūnijos, kur mūsų arčiausiai žmonių yra įstaigos, pinigai yra nurėžiami lengva ranka, o, kaip čia pasakyti, saviem ar kam pinigai dalinami. Nu, aš negaliu pritarti tokiam biudžetui tikrai. Ir aš siūlau tikrai logiškai, dalykiškai išdalinti pinigus. Ir kad nebūtų nusistebėjimų kaip iš kultūros centro direktorės, kad, su tokia, kad duodam 63%, neturim kur dėti pinigų, tai išeina toks vaizdas. Nu, aš negalėčiau tai pritarti, mes geriau turėkim daugiau specialistų, kurie atliks darbą, kokybiškai suteiks paslaugas, bet neištaškant pinigų. Tai aš siūlau visiems tikrai prieš balsuojant pagalvoti apie tokį biudžetą ir lengva ranka nepakelti, kaip sakant, ir nepritarti. Ačiū.